Šių metų lapkričio 22 dieną Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis, kuriame svarstyta Lenkijos lietuvių švietimo padėtis, lietuviškų vadovėlių leidybos problemos, lietuvių kultūros ir istorijos paveldo Lenkijoje išsaugojimo bei kiti klausimai. Ar susimąstome, kad kartais patogu mums būti šventiniais lietuviais, kai suvažiuoja turistų į Punską ir tada apsirengėme tautiniais drabužiais, kad pasirodytume, kaip mes puikiai šokiame ir dainuojame? Ar esame pakankamai solidarūs? Ar tik esame savo atstovaujamos institucijos patriotai? Dar vienas labai įdomus reiškinys pastebimas ypač Punsko krašte. Tai toks romantiškas sugrįžimas į viduramžių laikotarpį ir savotiškas tapatinimasis su mirusiomis jotvingių ir prūsų tautomis. Ši, sakyčiau, visuotinai apėmusi mada labai graži. Tačiau ar neperlenkiama lazda, kai beveik visi metų kultūros įvykiai susiję su garbinga jotvingių praeitimi? Ar tikrai nėra bandoma ieškoti lyg ir naujos savo tapatybės? Ar nepradedama abejoti tuo, kas mes esame ir ko mes siekiame? Jei tas domėjimasis jotvingių praeitimi vien tik mados reikalas ir būdas pritraukti turistus, tas labai gražu. Bet jei tai poreikis ieškoti savo tapatybės, tai ganėtinai pavojinga. Taip pat 64, 7, 84, 2008, 101. Direktoriaus vertinimu galėtų čia mokytis dar bent 100 moksleivių iš lietuviškų šeimų, kurių dalis lanko lietuvių kalbos pamokas, dalis mokosi lenkiškose mokyklose. Kokie absolventų likimai? Visi šeštokai baigė Žiburio pagrindinę mokyklą, tęsė mokslą Žiburio gimnazijoje. Žiburio gimnazijos pasirinkimai tai Vilniaus lietuvių namų mokykla, Seinų technikumas ir licėjus bei Punsko kovo 11-osios licėjus. Šiandien tarybos posėdžio buvo apart ataskaitos valdybos pirmininkės 5 temos aptarta. Ir tokios temos iš viso mūsiškio gyvenimo, ir taip švietimo problema, vadovėlių leidimo problema, Lietuvos kultūros ir istorijos paveldas Lenkijoje, apsaugojimas jo, naujų struktūrų darbui su užsienio lietuviais. Kas labai gerai, kad kurie referavo pavieniui kiekvienas iš valdybos narų, pasiskirti savo temas, labai įdomiai buvo paruošę. Tie, kas buvo susirinkę žmonės, labai sudomyti tuo. Pavyzdžiui, darželį. Seinų meras finansuoja tik tai 25% palyginus. Jie du darželiai, vienas lenkiškas, kitas lietuviškas. Lenkiškų pilnai finansuoja, o lietuviškus 25%. Niekaip negalima susitarti su valdžiom Lenkų, kad su pakabėjimu lentelių lietuviškų užrašo ant objektų. Jei pavyzdžiui prie seminarijos, buvusios seminarijos, vietoj, kad neleidžia užkabyti lietuviškais užrašais lentelių, o yra pakabyta, kur į tualetą nuveiti. Tokias paprastas palyginimas. Dabar problema su Berznyko kapinėm, su tuo, ką pastatė vėl kryžių panerių aukom. Ogi mūsų krašto žmonės visai nedalyvavo to. O šis, kad pajūt, ar kažkaip kitap, Lietuvos žuvusių savanorių atmintį. Įsteigė ši mokykla, buvo 6 mokytojai ar 5 mokytojai iš Lietuvos, muzikos mokytojai, o buvo 3 lenkai. O dabar atvirkščiai liko 3 lietuviai, o 8 lenkai. Ir kad šitoji situacija pataisyti, yra nutarbe, kad surengt susitikimas mokytojai, tėvų komitetas ir valdyba bendrijos,
Daugiausiai diskusijų tai vienok buvo dėl švietimo, dėl Punske muzikos mokyklos ir tą lenkinimą. Tėvų komiteto atstovai daug kalbėjo ir jų pasiūlymas, aš kaip sakiau, kad pasidarys pirmiausia susitikimas tas, tėvai, mokytojai, bendruomenės valdyba, viršaitis. Toliau darys pastangas, kad jau yra penšininkų mokytojų, kad išeis, kad toj vietoje gali negražytų lenkų, o pastatytų lietuvius.